Dėl Algio Ramanausko greitai raginimų žudyti ir viešo neapykantos kurstymo kreipiausi į policiją. Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Šiandien viešai kreipiuosi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen ir į konservatorių partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį. Kur jūsų vieša reakcija, viešas pasmerkimas, raginimas pradėti teisinį tyrimą dėl Algio Ramanausko, kuris yra konservatorių partijos narys. O konservatorių partija yra valdančiojoje koalicijoje kartu su Viktorijos Čmilytės Nilsen vadovaujamu liberalų sąjūdžiu. Aš to nematau. Dėl to aš dar kartą klausiu, kaip gali Seimui atskaitinga Lietuvos radijas ir televizija demonstruoti šį žmogų nuolat savo laidose. Kaip gali nebūti jokios reakcijos iš LRT ir Seimo vadovybės, ir konservatorių vadovybės. Tai yra viešas kreipimasis, raginimai žudyti, raginimai kurstyti neapykantą. Negali likti be jokio atsako. Aš tikiuosi sulaukti viešo ir oficialaus jūsų atsakymą. Tiek per visas televizijas, tiek raštu, tiek ir žodžiu.